Labadiena. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, gerbiami svečiai, mėly Kapčiamiesčio bendruomenės nariai, visi čia susirinkusieji, kuriems rūpi Kapčiamiesčio ir visos Lietuvos ateitis. Kapčiamiesčio bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame Jums, prezidente, kad atvykote pasikalbėti su mumis ir išgirsti bendruomenės nuomonę dėl planuojamo poligono. Šis susitikimas mums yra be galo svarbus. Mes kalbame apie sprendimus, kurie tiesiogiai palies mūsų krašto žmonių gyvenimą, aplinką, gamtą ir mūsų visų ateitį. Kapčiamiesčio žmonės Jumis tiki ir tikėjo. Todėl šiandien su viltimi laukiame, kad mus išgirsite, suprasite ir padėsite mums. Mums tai sunkus ir jautrus laikas. Vertiname Jūsų norą kalbėtis atvirai ir tikimės konstruktyvaus dialogo, pagrįsto pagarbą, supratimu ir atsakomybę tiek valstybei, tiek vietos bendruomeniai. Gerbėmieji, kviečiu trumpam stabtelti ir nukreipti dėmesį į ekraną. Parengėme trumpą filmuką apie Kapčiamiesčio bendruomenę, apie tai, kur ir kaip mes gyvename, kuo gyvenime ir kodėl mums tai svarbu. Gyventojai panikuoja dėl planuojamo poligono. O dabar per vieną dieną jie tiesiog stengiasi viską sugriauti. Iškraustyti kaimus, žmonės, galų gale visą istoriją jų panaikinti. Gyventojai panikuoja dėl planuojamo. Ačiū. Jūsų ekscelencija prezidentė, prieš pereinant prie klausimų, labai laukiame Jūsų pasisakymo ir Jūsų kaip šalies vadovo požiūrio, ar Lietuvai reikalingas dar vienas poligonas, jeigu taip, kodėl pasirinkta būtent ši vieta ir ar buvo svarstomos kitos galimos alternatyvos. Kviečiame Jūs tarti žodį. Jeigu leisite, aš kažkaip noriu arčiau šalia Jūsų stovėti. Labas vakaras, mėly Kapčiamiesčio gyventojai, ir tikiu, kad ne tik Kapčiamiesčio, bet ir visi tie, kurie yra nebejingi krašto grožiui, krašto ateičiai. Pradėsiu pirmiausia nuo to, kad valstybės saugumas šiandien yra pavojuje. Ir pasaulyje vyksta daug dalykų, kuriems mes tiesioginės įtakos padaryti negalime. Tai yra, jūs turbūt kiekvieną vakarą žiūrite žinias ir matote, kad tikrai kartais debesis niaukiasi greičiau, negu mes norėtume. Kalbu ne tik tai apie mūsų regioną, kalbu apie visą pasaulį, apie Venezuelą, Grenlandiją ir kitus karštuosius taškus. Ir tai lemia mūsų pastangas pirmiausia šiandien galvoti apie valstybės saugumą, valstybės gynybą, nes aplinkinių valstybių kaiminystėje kelia mums tiesioginių grėsmių. Mano užsienio politikos gairės yra pagrindinės dvi. Pirma, stiprinti mūsų pačių pajėgumus. Antra, turėti kiek galima daugiau draugų, sąjungininkų. Tai yra puoselėti santykius su mūsų pagrindiniais stipriaisiais sąjungininkais taip, kad jie būtų pasirengę mums visada ir šiandien, ir po metų, ir po 5, ir po 10 padėti ir kad NATO kaip kolektyvinės gynybos skėtis būtų tikrai patikimas ir neleistų jokių vandens lašų. Tokie pagrindiniai partneriai, kuriems aš teikiu prioritetinį dėmesį, yra Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija, Lenkija.
Štai visiškai neseniai gavau Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo laišką, kuriame jisai pažymėjo, kad Lietuva lieka strateginis partneris, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys mūsų regionui nemažės. Ir tai realiai reiškia, kad Jungtinių Amerikos valstijų batalionai, kurie šiuo metu yra dislokuoti Pabradėje, jie toliau liks rotaciniu pagrindu ir užtikrins mūsų saugumą. Vokietiją visiškai neseniai aplankiau prieš keletą dienų, susitikau su Vokietijos kancleriu ponu Friedrichu Mercu ir jisai patikino, kad Vokietijos planai dėl brigados dislokavimo Lietuvoje lieka galioti, kad jokie jų įsipareigojimai Ukrainoje ar kitose taškuose niekaip neatsilieps jų planams ir pažadams dislokuoti čia brigadą. Ir tai man leidžia manyti, kad turime bent dviejų labai stiprių mūsų sąjungininkų įsipareigojimas ir kad čia bus keletas tūkstančių karių, kurie bus geriausias atgrasimas prieš nedraugiškas valstybės. Užvakar kalbėjau su Lenkijos Respublikos prezidentu Karoliu Nawrockiu telefonu, norėdamas informuoti pirmiausiai apie mūsų planus dėl poligono, jis tuo susidomėjo. Jisai pažymėjo, kad Suvalkų koridorius jų manymu yra labai jautri ir labai pažeidžiama mūsų gynybos vieta. Štai kodėl jie tokį sprendimą sveikina ir tikrai yra pasirengę bendradarbiauti ateityje. Na, o antroji kolona mūsų valstybės saugumo, kuriai aš teikiu didelį dėmesį, yra be jokios abejonės mūsų nacionalinės kariuomenės stiprinimas ir, kaip jūs žinote, iki 2030 metų mes esame pasirengę sukurti nacionalinę diviziją, apginkluotą modernę karinę techniką, amuniciją, reikalingą turinčią infrastruktūrą ir taip toliau ir panašiai. Ir štai šitoje vietoje mums iškyla labai natūralus klausimas, juk kariuomenė tai nėra žmonės, kurie 3 kartus per dieną valgo, miega ir, taip sakant, leidžia laiką neveikdami nieko. Kariuomenė tai yra žmonės, kurie dirba lygiai tokią pačią darbo dieną, tiek karininkai, tiek kariai. Ir pagrindinis jų darbas yra kiekvieną dieną kelti savo profesinį pasirengimą, būti pasirengusiems ne tik tai valdyti karinę techniką, ne tik tai šaudyti, bet ir vykdyti strateginės, taktinės pratybas. Ir tam tiesiog gyvybiškai reikalingi poligonai. Dabar kalbėkime apie konkrečius poligonus. Sakoma Lietuvoje, kad mes turime daug tų poligonų ir kad poligonų yra 9. 7 iš jų yra visiškai maži ir jie yra tinkami tik tai nedidelio masto kuopos dydžio karinio vieneto pratybams. 2 yra tinkantis, su pritempimu tinkantis brigados dydžio kariniams pratyboms, 3,5 tūkstančių karių. Ir tie poligonai yra skirti, tai yra 2 Pabradė ir Rūdininkai, kol kas Rūdininkai dar nepabaigti. Pabradė yra skirta jau mano minėtiems Jungtinių Amerikos valstijų batalionams. Rūdininkai yra skirti ateinančiai Vokietijos brigadai, kartu su kariniu miesteliu, nes dalis karių ten ir gyvens. Kur bus mūsų nacionalinė kariuomenė, Lietuvos kariuomenė? Ir čia iškyla klausimas, kad mes tikrai neturime Lietuvoje tinkančio didesnio dydžio karinio vieneto pratyboms poligono. Buvo svarstomi Valstybės gynimo taryboje, Krašto apsaugos ministerijos kariuomenės pateikti 7 variantai. Jų išvardinti pavadinimais aš negaliu, nes tai yra valstybės paslaptis, konfidenciali informacija. Ir pateikėkite, visi tie variantai buvo svarstomi labai rimtai, labai atsakingai ir tikrai mums buvo svarbus keletas kriterijų, kuriems teikiame labai svarbų dėmesį. Pats pagrindinis kriterijus yra dislokacija arba lokacija. Čia yra ta vieta, kurią mes vadiname Suvalkų koridoriumi. Tai yra vieta, kurioje susikerta Lenkijos Respublikos, Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Ir šitoje vietoje, iš tikrųjų mes ir ateityje vykdysime nemažai bendrų veiksmų su Lenkijos partneriais, kadangi toks yra mūsų prioritetas. Mes kalbėjome apie tai tiek su buvusiu Lenkijos prezidentu, tiek su dabartiniu Lenkijos prezidentu, kad mums būtina
tobulinti savo karinius įgūdžius kartu su Lenkijos kariuomenė, kurie taip pat turi labai daug ambicingų tikslų dėl savo kariuomenės dydžio, dėl poligonų plėtros ir taip toliau ir panašiai. Ir tai buvo, aš įvardinčiau, vienas iš pagrindinių motyvų, kodėl buvo pasirinkta šita vieta. Taip, gali būti ir kitų argumentų, jie tikrai buvo. Vienas iš tų argumentų buvo, kad čia yra nemažai valstybinės žemės, tai yra mažesnis paėmimas ir tam mažesnis poreikis paimti privačias sodybas iš privačių rankų. Tai taip pat buvo svarbus argumentas, tačiau jeigu reikėtų juos lyginti tarpusavį, pirmas argumentas be jokios abejonės yra svarbesnis. Žinau, kad tai yra jautru, mėly žmonės, tikrai esu nebeinga šitam kraštui, prieš 4 metus lankiausi čia, visiškai kitomis aplinkybėmis, tada kalbėjome apie mobilųjį ryšį, apie tai, kad čia gyventojai patiria tam tikrų nepatogumų susijusių su mobiliojo ryšio stiprumu. Pavyko padėti kai kurioms sodyboms šitą ryšį pasigerinti. Ir man tikrai svarbu išgirsti jūs, išgirsti jūsų nerimą, išgirsti jūsų skausmą. Tačiau šiandien be pagristų klausimų ir pagristų abejonių aš girdžiu ir daug melagienų, atviro politikavimo arba noro sukiršinti žmonės, atviro melo, jo taip pat yra gausu. Ir šiandieninio susitikimo metu aš ir norėčiau to tokio nuoširdaus, pagarbaus dialogo vieno su kitu. Atsivežiau kartu su savim komandą ministrų, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras ponas Grikšas, tiek ir krašto apsaugos ministras ponas Kaunas, ponas aplinkos apsaugos ministras Žuromskas. Šie žmonės yra pasirengę atsakyti kiekvienas pagal savo kompetenciją į kylančius klausimus arba tam tikras idėjas, kurias mes turime dėl krašto. Mano komanda taip pat patarėjų yra pasirengusi atsakyti į klausimus kiekvienas pagal savo kompetenciją. Tačiau aš dar kartą kartoju, labai svarbu suprasti, kad valstybė mūsų yra tai, ką mes paveldėjome per šimtmečius iš savo tėvų, senelių, protėvių. Ir jos saugumas, kaip gintaro gabalėlis, jį turi saugoti rankoje ir pasiekti, kad tie medžiai, tos upės, apie kurias mes dabar kalbame ir kuriomis rūpinamės, kad jos priklausytų mums, kad jos priklausytų ne kažkam kitam. Mes gyvenome kitoj sistemoje 50 metų, kai tartum ir gyvenome ir viskas buvo, bet viskas priklausė ne nuo mūsų. Mes nebuvome savo žemės šeimininkais. Tai aš niekada nenoriu, kad daugiau Lietuva atsidurtų tokioje situacijoje, kuomet mūsų likimą ir mūsų ateitį, mūsų visus planus lemia kažkas tai kitas. Šiandien situacija yra tokia, kad karas Ukrainoje galbūt ir baigsis. Galbūt. Tai yra dar didelis klausimas, nes mes matome, kad dėja Rusija į dėrybas labai žiūri tokiu įdomiu kampu. Jeigu Ukraina nori dėrybų, tai Rusija dėrybas įsivaizduoja leisdama raketas į Ukrainos teritoriją. Ir tokiomis sąlygomis tikėtis teisingo taikos susitarimų yra labai sunku. Bet net jeigu tas susitarimas būtų sudarytas ateityje, Rusija nepasikeis. Rusija liks tokia pati. O kartu su Rusija ir Baltarusija. Nes tai yra valstybė, kuri visomis prasmėmis yra Rusijos kišenėje, kuri vykdo visus Rusijos paliepimus, dislokuoja ginklus, dislokavo Orešniką, dislokavo taktinius branduolinius ginklus. Ir tai yra valstybė, kuri tiesiog yra artimas Rusijos sąjungininkas, pasirengęs visomis sąlygomis padėti Rusijai vykdant agresiją į kaimyninės šalis. Turime suvokti šitą situaciją, ji tikrai nėra lengva, ji nėra beviltiška, štai kodėl dedamos visos pastangos, kad sukurtume tą atgrasimo efektą, kad niekas nenorėtų testuoti ir bandyti mūsų gebėjimo apsiginti. Ir aš tikiu, kad mes esame pajėgus tai padaryti. Ir patys, bet žinoma, kartu su savo sąjungininkais. Visi šitie veiksmai yra nukreipti būtent į tai. Tai čia pradžiai, o dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ir kartu su komanda. Dar noriu pasakyti, kad tikrai norėčiau padėkoti Lazdijų rajono meriai, kuri
Taip, gerbėmieji, tikrai tai žmogus, kuris visą laiką kėlė klausimus, o kaip rajonas galėtų šitoje vietoje kalbėti su valstybė ir ką valstybė galėtų rajonui padaryti. Bet lengviausia buvo pasakyti, žinote, aš rūpinosi valstybės saugumu, bet ne mano kieme. Nedarykite šito. Kai kurie merai mėgina eiti šituo keliu. Tai tada žinote, o kokie mes tada patriotai? Tai aš ir noriu štai ką pasakyti. Kalbėkime šiandien apie tai, ką galime padaryti. Paneikime melus, kurių labai daug. Ir tikrai jūs kelsite klausimus, o aš turbūt į kai kurios klausimus galėsiu pasakyti. Melas, netiesa. Tai pradėkime diskusiją, esu pasirengęs. Veikia. Nuoširdžiai dėkojame prezidentė už jūsų mintis ir šį pasisakymą. Nebejoju, kad šiandien bendruomenė turi daug klausimų, vilčių ir lūkesčių, jūsų atsakymų, požiūrio, supratimo ir palaikymo. Tačiau pirmiausia noriu pakviesti asociacijos Kapčiamiesčio bendruomenės giria pirmininką Tomą Ramanauską. Tomai, žodis jums. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė. Atsižvelgiant į tai, kad naujo poligono Kapčiamiesčio teritorija yra numatytas didžiausias iki šiol Lietuvoje įvykęs privačių žemių ir nekilnojamo turto poėmis valstybės reikmėm, kaip beprecedentis veiksmas, siekdami atliepti bendruomenės narių, gyventojų ir žemės sklypų savininkų klausimus ir lūkesčius, įkūrėme asociaciją Kapčiamiesčio bendruomenės giria, kurios pagrindiniai tikslai siekiant užtikrinti aukščiausią skaidrumą, užtikrinant kiekvieno Lietuvos piliečio demokratinės teises ir pareigas, prašome jūsų kaip šalies vadovo ir vyriausio ginkluotųjų pajėgų vado, nedelsant stabdyti procesą pradinėje VGT pasiūlymo patvirtinimo stadijoje, grąžinti procesą į pradinę padėtį, siekiant išsamaus, racionalaus, konstruktyvaus naujo poligono poreikio pagrindimu, įskaitant, bet neapsiribojant skaičiavimais ir dokumentais, o ne žodžiais, pateikiant visą projekto dokumentaciją viešai prieigai. Išsame analizę naujo planuojamo poligono poreikio pagrindimui, visus įmanomus alternatyvinius sprendimus paremtus išsame jų analizę, mokslinių vertinimų studiją, krašto apsaugos planą, naujo poligono parinkimo galimybių studiją, naujo poligono pasiūlymui pateiktų variantų dokumentaciją pagal žemiau pateiktus kriterijus. Natūra 2000 vertinimai, poveikio aplinkai vertinimai, poveikio visuomenės sveikatai vertinimai, įvertinant teritorijas aplink naują poligoną, bei įskaitant ilgalaikį poveikį žmonių sveikatai. Išsame analizę dėl demografinės Lietuvos padėties, faktinį privačių nuosavybės savininkų skaičiaus sąrašą. Karinė literatūra komunikuoja, kad geriausias gynybos barjeras - siena, natūralūs miškai, ežerai, upės, pelkės ir kita. Kapčiamiesčio esama teritorija pilnai atitinka šį kriterijų. Tad prašome išsamų vertinimą atlikti pagal šį kriterijų. 2022 m. oficialiuose krašto apsaugos ministerijos vertinimo dokumentuose Lazdijų rajonas buvo įvardintas kaip netinkamas karinio poligono vietai dėl didelio gyventojų sodybų, rekreacinių, kultūros paveldo objektų tankio. Koks konkretus kriterijus ar aplinkybė pasikeitė nuo 22 metų, kad ta teritorija šiandien laikoma tinkama. Taip pat nepriklausomų vertintų išvados, ar planuojamas Kapčiamiesčio poligonas neprieštarauja tarptautinės teisės Ramsaro konvencijai, Orhuso konvencijai, Europos Sąjungos teisėjai pagal direktyvas
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos direktyvos, paukščių direktyvoms, aplinkos poveikio vertinimo direktyvoms. Informuojame, kad klausimų sąrašas nebaigtinis. Prašome jūsų ir tikimės racionalaus ir konstruktyvaus bendradarbiavimo, siekdami, kad būtų išsklaidytos visos kiekvieno Lietuvos piliečio abejonės, tame tarpe Seimo nariai, vyriausybės tarnautojai ir kiti, sustabdyta destabilizuota padėtis Lietuvoje, naujo poligono atžvilgiu, nekiršinant Lietuvos piliečių tarpusavyje, atliepta ir atsakyta nesutinkančių su naujo poligono steigimu nuomonė, abejonės, klausimai ir kita. Taip pat nuoširdžiai prašome padėti užtikrinti, kad nei vienas Lietuvos pilietis nepatirtų spaudimo ar persekimo, kuris prisidėjo ar prisidės prie aukščiau iškeltų klausimų ir gautų atsakymų analizės. Primename, kad jūs ėmėtės lyderystės klimato politikos srityje. Lietuvos iniciatyva Baltijos šalių vadovai pasirašė klimato neutralumo deklaraciją. Klimato kaitos problema buvo keliama ir Europos vadovų taryboje ir Glasgow COP26 susitikime. Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijos metu jūs prisijungėte prie Jungtinės karalystės inicijuotos Glasgow miškų išsaugojimo deklaracijos. Jas siekdamas pritraukti viešo ir privataus kapitalo lėšas miškų apsaugai, nustatant tikslą iki 2030 sustabdyti miškų nykimą. Pažymime, kad mes ne prieš gynybą ir saugumą, bet taip Dievas ir gamta lėmė, kad Kapčiamiesčio teritorija natūraliai yra gynybinė siena su savo miškais, ežerais, upėmis ir pelkėmis. Tad siekiant racionaliai ir logiškai išnaudoti šį natūralų gynybos barjerą, papildomai reikėtų fortifikuoti pasienį su Baltarusija antidroninėmis sistemomis, drakonų dantimis, minomis ir kita. Taip nedarant žalos gamtai ir žmonėmis. Labai liūdna praeitų susitikimų su Krašto apsaugos ministerija ir ministrų naratyvą, mus liūdina labai tą naratyvą, aiškinant tik apie žalos kompensavimą žmogui. Pamirštant gamtą bei siekiant neatsakyti į aukščiau užduotus klausimus. Ta pačia naratyva vyksta ir nuo vakar vykstančios Krašto apsaugos ministerijos konsultacijos. Nuoširdžiai Kapčiamiesčio bendruomenė, nariai, savininkai ir asociacija Kapčiamiesčio bendruomenės giria. Ar atsistotume? Aš toliau norėsiu stovėti ir kreiptis jūs tiesiogai. Kadangi, čia net neklausimas, o čia buvo deklaracija, iš tikrųjų galiu tik tai pakomentuoti kai kurius aspektus, kuriuos jūs paminėjote, tai visi tie aspektai įvertinimas, jie buvo atlikti, tačiau turime tą atlikimą tikrai spartinti ir jis dar nėra baigtinis, nes, kaip jūs žinote, Valstybės gynimo taryba priėmė tik pirminis sprendimais, dar turi būti įgyti įstatymo formą. Tai Lietuvos Respublikos Seimas numato šitą klausimą svarstyti 2026 metų pavasario sesijoje ir visiems aspektams, ir aplinkosauginiams, ir kompensacijų mokėjimui, ir kitiems aspektams bus skirtas tikrai labai deramas ir rimtas dėmesys. Kalbant apie klimato apsaugą, klimato saugą, klimato tikslus, žinote, mes turbūt truputį kartais šiek tiek skirtingai įsivaizduojam planus, kurie yra poligone numatyti. Šiandien mes kalbame apie tai, kad reikalinga tik tai minimalus miško kirtimas ten, kur tikrai neįmanoma išvengti to kirtimo. Ir tai yra iš esmės tik tai šaudyklų teritorijos, kurios yra pakankamai nedidelės, žvelgiant iš viso poligono dydžio. Ir tie manevriniai takai, kurie reikalingi judėti sunkiai technikai. Viskas. Daugiau niekas nėra suinteresuotas iškirsti ne vieno medžio, nes jūs teisingai pastebėjote, kad medis gali būti ir pakankamai
pirmiausia tam tikras apsaugos šaltinis ir nebūtinai tik tai nuo kažkokio mechaninio įsiveržimo, bet jis gali būti apsaugos nuo triukšmo barjeras. Ir tą mes puikiai patyrėme ir surinkome pakankamą patirtį įgyvendindami kitus poligonus. Ir niekas nėra suinteresuotas sukurti tokį poligoną, kuris netitiktų Lietuvos gamtinių sąlygų, nes plynas laukas ar stepė, ar dykuma, ar tundra nėra Lietuvos tipinis gamtovaizdis. Mes kaip tik esame suinteresuoti, kad medžių liktų kiek galima daugiau, kad kariai treniruotųsi ir vykdytų pratybas natūraliomis sąlygomis. Tai yra siekinys. Kalbant apie kaip jūs sakote, paėmimą, šiandien nėra jokių paėmimų ir niekas neplanuoja tų paėmimų sodybos, nes jau pats žodis paėmimas reiškia, kad čia tartum kažkas ateis ir kažką tai atims. Tikrai tokių planų nėra. Šiandien kalbame apie 13 sodybų, taip, gerbimieji, 13 sodybų, kurios atsiduria šaudyklų zonoje. Tai yra nori, nenori, šaudyklų zona yra šaudyklų zona, negali stovėti vidury šaudyklos sodyba. Tai čia iš tikrųjų turėtų būti ieškomas sutarimas, kad žmogus ne tik atgautų visą savo turto vertę, atstatomąją vertę, rinkos vertę, bet ir gautų daugiau, kompensuojant jam ir tam tikrą moralinį, emocinį nuostolį, kuris tikrai yra ir kurio aš neketinu neigti. Likusios sodybos, 90 iš viso sodybų, reiškia 13 atimkime, likusios sodybos yra pasirinkimo reikalas, tai yra ar žmogus nuspręs toje sodyboje likti. Jeigu jis nuspręs likti ir, pavyzdžiui, 3 metus gyvens, tačiau 3 metų pabaigoje vis dėlto nuspręs, kad jam tas poveikis arba artima poligono kaiminystė yra nepriimtina, jisai galės ją parduoti. Vėlgi už tą pačią kainą. Beje, jeigu čia irgi vėl kartais viešoje erdvėje sakoma, kad per tą laiką kaina nukris, tai jie paskui pasiims pusvelčiui, bus kompensuojama už pradinę kainą, už tą kainą, kuri buvo pačioje proceso pradžioje. Plus, ministras galės pakomentuoti, tas vadinamasis moralinis arba emocinis nuostolis, kurį žmogus patirs, irgi bus kompensuojamas. Kitas dalykas, kad gali atsitikti taip ir aš labai norėčiau atvykti, pavyzdžiui, po 2 metų į jūsų kraštą ir pabandyti įsitikinti, kiek iš tų baimių arba tų nerimo šaltinių, kurie šiandien matome akivaizdžiai, to neigti negalima, kiek jie pasiteisino. Triukšmas arba, sakykime, kaip ten man sako, pabradėje skilinėjantis stogai, dar kažkokie dalykai. Atleiskit, tai, kad važiuoja sunkioje technika nuo to stogas tikrai neturėtų skilinėti, jo labiau, jeigu įvažiuoja dar dideliu atstumu nuo sodybos. Šaudimas bus atitolintas nuo gyvenamųjų sodybų pagal vidinį poligono išplanavimą tiek, kiek įmanoma jį atitolinti labiausiai. Tetervinų gūžtos, reiškia, kitos saugomos rūšys tikrai stengiamasi planuoti taip, kad būtų padaryta mažiausia įtaka jų populiacijai. Jeigu vis dėlto tos įtakos nepavyks išvengti, ketinama, kaip ten stalų brūkšnys, pertako biologinę sferą poligoną išplėsti. Taip, ministrė, jūs? Taip, ministras pakomentuos. Tai visa tai yra daroma tam, kad tas vadinamasis nuostolis, kuris gali būti patirtas gamtosauginiu požiūriu, būtų kiek galima minimalesnis. Sakoma, kad dieną X jūs galite tapti priešo taikiniu. Čia jau dabar iš karinės doktrinos taško žiūrint. Gerbėmieji, jeigu diena X artėtų, bet sakau, darome viską, kad tos dienos X apskritai nebūtų. Nebūna taip, kad staiga iš kažkur tai nusileidžia parašiutais priešo pajėgos ir mus puola. Iš pradžių vyksta tam tikri paruošiamieji darbai ir tas yra matoma, pavyzdžiui, buvo matoma Ukrainoje, kitose vietose, telkiama kariuomenė. Ir galima pakankamai aiškiai numatyti 40-10 dienų intervalų, kada ta galima diena X bus. Tai tokiu atveju
Ar jūs įsivaizduojate tikrai, kad kariuomenė toliau sėdės poligonuose ir vykdys pratybas? Kariuomenė pajudės į tuos taškus, kuriuos numatyta pajudėti pagal regioninius NATO gynybos planus, priklausomai nuo to, koks scenarius pildysis, jeigu toks pildysis. Bet dar kartą kartuoju, aš čia ne tam, kad jūs gąsdinčiau. Aš tam, kad pasakyčiau, kad darome viską, kad viso šito nereikėtų. Kad Lietuva su savo medžiais, su savo gražia gamta, su savo nuostabiais žmonėmis liktų nepriklausoma valstybė. Štai koks yra pagrindinis tikslas. O dėl... Taip, ačiū, tikrai. Jūs palėtėte iš esmės visus klausimus, kurie yra aktualūs gyventojams, tačiau kai kurie vis dėlto yra pernelyg abstrakčiai pateikti, todėl galbūt tikslinga dabar pereiti prie dar konkretesnių klausimų. Šiandien lankiausi prieš atvykdamas pas jūs, ten, kur susitikinėjo jau mūsų kariuomenės atstovai su žmonėmis, kurie domisi konkrečiai kaip, kas ir ko. Ir aš ten pamačiau žmogų, kuris labai konkrečiai kalba apie savo sodybą, be jokio pykčio, be jokio ten išankstinio nusistatymo, tiesiog jis kelia klausimus, o mes mėginame į tos klausimus atsakyti. Klausimų kėlimas yra svarbus ne tik tai dėl to, kad šiandien pat gauti atsakymą į visą klausimą, bet ir tam, kad kita pusė, tai yra kariuomenė, krašto apsaugos ministerija, susipažintų su konkrečia situacija dar išsameu ir dar labiau pašlifuotų tuos sprendimus, kurie iš principo šiuo metu jau yra siūlomi. O manogi, kaip prezidento priedermė, ir aš tą krašto apsaugos ministrui perdaviau, kad jokių būdų šitų veiksmų pasiekoje žmogus neturi jaustis apgautas ar kažkaip atsidūręs, kad valstybė pasinaudojo juo ir pamėgino kažką tai nusuktis jo sąskaitą. Atvirkščiai, valstybė turi būti dosnioji pusė, kuri dar šiek tiek už visus tuos nepatogumus, kuriuos sukelia savo veiksmais, ne dėl to, kad mums labai patiktų ir kad mes čia labai norime visą Lietuvą apstatyti poligonais, bet dėl to, kad mes traktuojame saugumo situaciją kaip labai rimtą ir norime tiesiog perduoti šitą žinią jums. Situacija yra pakankamai rimta. Pacifizmas yra labai geras, kuomet mes gyvename kur nors Portugalijoje ir šalia nėra nedraugiškų valstybių. Tada galime būti pacifistais. Bet kai gyveni 600 km sieną turi su Baltarusija, kuri kiekvieną dieną vis kažką ten planuoja, kai turi bendrą sieną su Kaliningrado sritimi, irgi netaip toli nuo čia, tada turi viską vertinti labai realiai ir jokių būdų neužsidėti rožinio akinių. Mėly Kapčiamiesčio žmonės, dabar eilė jums užduoti rūpinimus klausimus prezidentui. Tai mikrofonų salėje turim, rankos pakelimu ir prašom. Labą dieną, esu Karolis, nuomoju Baidarės Kapčiamiestį. Norėčiau paklausti dviejų klausimų tikslių tokių, bet čia daugiau gal krašto apsaugos ir ekonomikos ir inovacijų ministrui. Tai tas poligonas, suprantam, kad čia jau bus, nes Seime dauguma yra, viskas, bet dabar, kaip pavyzdžiui, sodyba užsisakinėja sausį, tai kada bus tie planai paskelbti, kada bus pratybos, kada jų nebus ir kiek tos upės bus galima plaukti ir ar ekonomikos ir inovacijų ministerija yra numačiusi, kaip ateityje, jeigu tas baidarių verslas jau bus nevyks, tas baidarės ar išpirks, ar ką, ar bus kažkokių programų tiem baidarininkam, ar kas su turizmui susiję ateityje, kad pakeis tą verslo profilį. Nes visa infrastruktūra ir viskas yra pritaikyta ant baidarių verslo. Aš prieš perdodama žodį ministrams atsakyti. O jūs manote, kad šitas verslas užsidarys? Vienareikšmiškai. 100%. Šitam rajone mes nuomojam apie 600 baidarių. Tai nei tu laisvai parduosi tie baidarių, nes visa Lietuva užsipildytų tom dėvėtom baidarių. Nei dabar 600 baidarių paleisti nuo pradžios, jeigu čia susipažinę, ten upė išteka, paleist pusę vasaros nebūna vandens. Visas plaukimas pagrindė nuo Liepos vyksta nuo Kapčiamiesčio iki Macevičių. Toliau.
Nes dėl vandens stygiaus nuo Liepos mėnesio plaukimas vyksta nuo Kapčiamiesčio iki Macevičių, nes ten, čia užtvanka, paleidžia. Tai vat, nes tikrai, kad nevyks, nes, nežinau, ar ten tik klientai norės plaukti aidint šūviams ir taip toliau. Tai vat, tiesiog gal ir vyks, bet aš sakau, ar yra tokia galimybė, kad kažkokios programos ar kažkas, kad tas baidares ar išpirktų, ar numatytų kažkokias kitas verslo galimybės, nes daug žmonių, aš 8 metus nuomoju, čia yra kas ir po 15 metų nuomoju ir taip toliau, tai vis tiek susiję viskas sutarta ir priekabos, ir baidarės, ir busiukai, ir pavėsinės, ir sodybos tam buvo pritaikyta. Tai čia mes, kad kažkur ant ežero vešim ar kažką, tai čia taip nebus, vis tiek ta upė. Ir kad to žinomumo, kad tas grafikas būtų, nors mėnesį ir 2 prieš. Supratau, bet kuriuo atveju aš tikrai nesu toks pesimistas ir nemanau, kad čia viskas užsidarys, nes čia salėje sėdi žmogus, su kuriuo aš baidarėmis plaukiu jau kokį 35 metus, gal net daugiau. Pradėjom, ne poligone, bet patikėkite, žiūrėkite dabar apie poligoną. 5 kartus per metus vyks didesnio masto pratybos, kuriuose tikrai tie šūviai gali girdėtis garsiau arba sprogdimai. Tai yra 5 kartai per metus pratybos iki 10 dienų. Paprastai iki 10 dienų. Dauginkim 5 iš 10, turim 50 dienų. Metuose turim 360 dienų. Tai yra 1/7. Prašau? Pavasarį. Ne, aš atsakysiu. Teisingai, bet... Klausiu, kad plaukimai visi vyksta daugumai vasarą. Pavasarį yra mažiausia žmonių. Bet daugiausia atostogauja visi kada? Liepos mėnesį. Teisingai. Liepos mėnesį plaukia. Liepos mėnesį vandens stygis yra pas mažiausias. Plaukiam nuo pačio Kapčiamiesčio ir plaukiam per visą poligoną. Kaip dabar planuojamas poligonas. Gerai, tą poligoną gerai, gal žmogus priplauks. Kaip žmonės parsiveš pro poligoną? Kodėl jūs galvojate, kad poligone bus neįmanomas judėjimas? Ta prasme, jūs ir grybauti, ir uogauti galėsite, jeigu tuo metu nevyks pratybos. Atsiprašau, pertraukiu. Pažiūrėkite į Pabradę, nuvykite ir pasiklauskite žmonių, ar jiems užsidarė Pabradės poligonas apskritai, sienom nesapsitvėrė, niekas neaptvėrė. Prezidentė, pas mus problemų yra, miškovežiai pravažiuoja, mums su busiukai, su baidarėm, grįžta atgal, turim problemą. Gerai, tvarkoj, aš atiduodu tą, atsakymo dalį ministrams, bet aš pats norėčiau pabandyti ir išbandyti ir jūsų Baltąją Ančią ir Palangėlę praplaukti. Galiu aš tą padaryti? Galim ir šiandien. Šiandien... Mes esam plaukę, žiemą, viskas puikiai, vandens daug yra. Patikėkit, jeigu kas nors pamatytų prezidentą su kostiumu sėdinti baidarį į sausio mėnesį... Mes duosim šiltą kostiumą. Ok. Dar vienas klausimas, tai prie tą patį upę. Turime Ančią ir turime tą pačią Marą. Su Lenkijos Lietuvos siena, kurie eina Marą, mūsų, galima sakyti, 30% plaukėjų plaukia tenai. Ten yra šaudimo teritorija. Tai ten galima sakyti, tą upę galima išbraukiama būtų. Galite atsakyti, bet labai konkrečiai šitą klausimą, nes aš pirmiausia keliu klausimą dėl paties verslo, bet verslo kompensavimo variantai yra numatyti ir ministras galės daugiau pakomentuoti. Ačiū, gerbiamas prezidentė. Gerbiama bendruomenė, tai dėl baidario aš lygiai taip pat nebūčiau toksai skeptiškas, bet viską parodys laikas. Atsakant tiksliai klausimą, poligonas baigsis 500 metrų iki Lenkijos valstybės sienos. Tai upė, kaip sakote, yra pasienyje, niekaip nėra įtakojama pačio poligono. Verslą vykdyti, kaip dabar vykdote, taip ir galėsite. Privažiavimo takus kariuomenė tikrai užtikrins. Kalbant apie privažiavimo takus, kelius, kuriuos, sakote, miškovežiai sugadina, tai kariuomenės viena iš pareigų bus Kapčiamiesčio poligono infrastruktūrą rūpintis. Tai reiškia greideriavimas, kelių tvarkymas, nes kariuomeniai pačiai irgi reikės tų techniškai tvarkingų kelių. Tai čia jau yra iš karto garantas šitam. Dėl pačios Ančios esu plaukęs, jau esu minėjęs, kad mano bičiulių tėvai, giminė turi lygiai taip pat sodybą tarp tų 77, kurie turės galimybę apsispręsti ir jie priims tą sprendimą jau patys. Esu plaukęs ir naktinėmis baidarėmis.
Tai šitoje vietoje irgi nematau problemos suderinti. Kariuomenė iš anksto paskelbs, kada kokie mokymai, kokie grafikai yra. Taip yra šiandien su medžiotojais. Medžiotojai nesiklausia, ar mes galime eiti medžioti. Jie iš anksto žino grafiką, yra sutartis, yra datos ir pagal tai medžiotojai orientuojasi. Baidarininkai, verslas lygiai taip pat šitoje vietoje bus galima suderinti ir derinama. Dėl privažiavimo kelių, vėlgi, kadangi mes turime tas dvi dalis, poligonas ir mokomoji teritorija, tai Baltoji Ančia patenka į mokomąją teritoriją. Tai nuo pat Kapčiamiesčio į apačią einant nėra šitoje vietoje apribojimų. Ir privažiavimas lygiai taip pat, kaip jūs šiai dienai važiuojate su mikriukais, vežate baidares ir žmonės, tai lygiai taip pat galėsite daryti. Ir tiesą sakant, aš manau, kad pas jūs netgi daugiau klientų bus, nes atsiranda tokia šiokia egzotika, kaip baidarėmis plaukti tą poligoną. Bet čia mano spėjimas, ateitis parodys. Dabar dėl pačių kompensavimo mechanizmų. Galiu ministrą dar vieną klausimą prie tą pačią užduoti. Jūs sakot, suderinama bus, ne? Kaip jūs įsivaizduojat versle, prieš kiek laiko užsakoma ant baidarės? Aš paminėjau, kad jūs grafiką žinosite iš anksto. Nesuprantu iš anksto, bet įsivaizduokit dabar pas mus. Išvažiuodami baidarininkai išvažiavo pernai. Ten rugpjūčio mėnesį, rugsėjo mėnesį. Jie užsisakė jau kitus metus yra. Ir jie nusprendė, jie savo datą. Ne mes datą skiriam, bet jie savo datą. Kai mes galim tada suderinti su poligonu datą, jeigu jis atvažiuoja, o tada pratybos yra. Ir pasakom klientu, sorry, mes tavęs nepriimsim. Nes dabar šiuo metu pratybos ir pravažiavimo su jum nebus. Kad labai tiksliai atsakyti, tai jau perduosiu žodį kariuomeniai. Tik tai vėlgi noriu informuoti, kad poligonas, pilnas operatyvumas poligono numatomas 2030 metais. Tai ne rytoj, ne poryt ir šiai dienai mes turime tą tokią galimybę planuotis. Dabar dėl visų derinimų ir pratybų terminų, tada atsako tiksliai kariuomenė. Gerbiamas prezidentė, gerbiama bendruomenė, aš labai trumpai ir techniškai iš karinės pusės pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Taip, kariuomenė planavimą vykdo 3 metami priekį. Ir mes 3 metami priekį žinom pagrindinės mūsų pratybas metų laikuose, tai yra sezoniškumas, vasara, pavasaris, ruduo ir žiema. Ir pagrindinės pratybos, kaip taisyklė, vyksta rudenį ir žiemą ir, sakykime, mažesnės apimties pratybos vyksta jau žiemos pabaigoje ir ankstyvam pavasarį. Dabar kalbant apie kalendorių, detalus kalendorius, konkrečiai jau diena ir valanda yra sudaromas 12 mėnesių į priekį. 12 mėnesių į priekį mes žinom dienos tikslumu, kada vyks kokios pratybos, kokioj poligono teritorijai. Ir kas ketvirtį tas planas yra, kaip sakant, patvirtinamas ir taip kas ketvirtį mes judame į priekį, kad visą laiką tas 12 mėnesių planavimo ciklas išliktų. Tai atsakant jau konkrečiai jūsų klausimą, jau jūs prieš 12 mėnesių žinosit konkrečiai, kokią dieną bus mažesnės ar didesnės pratybos ir kokioj teritorijai. Tai čia bus tas dialogas su bendruomenė, jisai visą laiką vyksta kituose poligonuose ir mes tą pasistengsim užtikrinti ir čia. Ir įsiklausysim, ir aš dabar girdžiu, ir sukursim galbūt tam tikrus mechanizmus atsižvelgiant į jūsų prieėjimą prie tam tikrų įrankių. Tai yra internetinių platformų ar per seniūnus ir savivaldybę. Ačiū. Ačiū. Sekantis klausimas, ar jūs dar? Gerbiamas prezidentė, sveiki, mėly susirinkę gyventojai. Edvinas Grikšas, ekonomikos finansų ministras, taip pat iš Dzūkijos, iš Varėnos kraštų, tai puikiai žinau, kas yra baidarės, puikiai žinau, kas yra miškai. Tikrai bus priemonės. Išskirčiau 4 pagrindinius aspektus, bet 2 akcentuoti būtent į baidarių ir bent kokį kitą čia veikiantį verslą. Ne tik čia, bet ir tą, kuris galimai patirs nepatogumų. Bet vėlgi nebūčiau toks pesimistiškas, ką ir gerbiamas prezidentas sakė, bus tikrai aktualu pasižiūrėti, ar tikrai verslas labai nukentės, bet bent kuriuo atveju. Negrąžintina subsidija, tai finansinė parama verslo relokacijai arba pritaikymui pasikeitusiams sąlygoms. Negrąžintina subsidija atskira kita naujo verslo pradžiai arba verslo plėtrai, kas aktualu, pavyzdžiui, ar tai būtų kepyklėlė, kuriai garantuotai išauks apyvartą, įsigyti naują įrangą, kažkiek pakeisti darbo pobūdį ir panašiai, ar tai būtų langų
gamybą. Vėlgi, kas aktualu, ten įsilieti į tarptautinės grandinės ar ten kažkaip robotizuoti savo gamybą ir panašiai. Ir kiti du aspektai, kurie mažiau aktualūs yra baidarių verslui ar kitam verslui, bet esame identifikavę ir sklypą potencialų Lazdijų rajone apskritai, tai 20 hektarų, kur mes jį kaip prioritetą siūlysim potencialiems investuotojams, kad visas rajonas pajaustų didėjančias darbo vietas. Ir žinoma, ketvirtas aspektas, tai mūsų ekonomikos inovacijų ministerijos, inovacijų agentūros vietininkas čia Lazdijuose, kuris padėtų su minkštosiamis priemonėmis, tai yra ir konsultavimas verslo pradžiai, pagalba paraiškų rašymų įvairioms priemonėms, kurios bus tos mano minėtosios dvi būtent čia, Kapčiamiesčiui ir Lazdijų visam rajonui skirtos, ir toms, kurios yra apskritai vyroja tiek nacionaliniai rinkoje, tiek ir kitose priemonėse. Tai trumpai turbūt tiek, nenoriu išsiplėsti per daug, kad liktų laiko ir kitiems klausimams. Klausimas gale, matau, Ignas. Sveiki, aš esu Ignas. Va, kaip tik ekonomikos ir inovacijų ministrui klausimas būtų. Kaip jūs užtikrinsite, kad vietiniai užimtų tas naujai kuriamas darbo vietas, o ne atvykę iš kitų rajonų? Jūs klausėte konkrečiai apie poligoną. Nebūtinai, jūs sakėt, kad kursit naujas darbo vietas naujoj... Taip apskritai apie verslą. Tai žinoma, kiekvienas nauja investicija, nauja gamykla, verslas, kas tai bebūtų, jie visą laiką žiūri į gyventojus šalia esančius ir būtent jų įdarbiname, nes tai susidaro ir transportavimo kaštai ir visi kiti kaštai. Tai čia kiekvienas darbdavys yra interesuotas vietinių įdarbinimu. Tai kaip ir minėjau, tikrai verslai suinteresuoti, kad vietinius darbintų gyventojus, bet tikrai su visais investuotojais, su visais verslais mes kalbame, kuriuos atvedame į Lietuvą, ar tai būtų vietinio verslo plėtra, tai tikrai dialogas vyksta ir visada teikime prioritetą vietiniams gyventojams. Matau ranką tenai. Gerbiamas prezidentė, gerbiami ministerijų vadovai. Sakykit, ar jūs esate susipažinę, kad šitas kraštas yra rekreacinis kraštas, taip yra numatyta bendrajam plane, taip yra numatyta savivaldybės strategijoje. Kaip jūs galvojat ir kaip jūs manot, ar šalia tas poligonas suteiks kraštui pridėtinės vertės ir pritrauks daugiau klientų, nes žmonės, verslininkai, kurie gyveno čia, susidūrė su sunkumais derinant projektus, derinant su Veisiejų regioniniu parku, su kitom institucijom, buvo labai atidžiai žiūrima ir galiu pasakyti, kaip iš verslo pusės, tai buvo savotiškai stabdoma, kad būtų verslo plėtra. Aš net neįsivaizduoju, kur šitam krašte, šitoj Didžiagiriai, Kapčiamiesčio, galėtų atsirasti didelių pajėgumų gamykla. Ir šiandien dienai ateina ir čia pasako, kad gali atsirasti poligonas. Jūs supraskit, koks yra žmonėms šokas. Tai yra rekreacinė teritorija. Mes ribojamės Kapčiamiestis nuo Druskininkų per Nemuną. Gerdašiai, kur eina poligono riba, yra jau Druskininkų rajonas. Dar įvertinkit tai, kad tai yra ežeringas kraštas. Aš negaliu pasakyti dabar, kiek ežerų įeina į šitą poligono teritoriją. Garso sklidimas ežerais ir upėmis yra milžiniškas. Kadangi mūsų sodyba yra prie ežero, aš žinau, kaip žmonės skundžiasi dėl garso sklaidos ir aš žinau, kaip jisai girdisi. Mūsų sodyba nėra šitoj vietoj Kapčiamiestyje, mes esam link Veisiejų, mes tikrai puikiai girdim Gardiną ir per Zapad pratybas labai gerai girdėjom, tikrai vitrininiai langai dreba. Tai turbūt sugrįžtant prie to, kad tikrai prašom prezidento, prašom ministrų įvertinti būtent regiono išskirtinumą rekreaciniai teritorijoje. Iš tikrųjų, Lietuvoje labai daug yra rekreacinių teritorijų ir draustinių ir saugomo teritorijų ir gerai, kad jų yra daug, nes tikrai tai yra mūsų turtas. Bet jeigu leisite pasiremti patirtimi, kuri buvo sukaupta, pavyzdžiui, Rūdininkų poligoną rengiant, tai ten, jeigu neklystų, buvo bene 9 draustiniai. Tvarkoj, 7 ar 9 čia turbūt nesmė. Ir nepaisant to, atliepiant visus gamtosauginius reikalavimus, poligonas buvo įkurtas, bet jis buvo įkurtas elgiantis atsakingai.
įvertinant visus gamtosauginius aspektus ir neatsitiko taip, kad sunaikinta buvo gamta ar viskas ten išardyta ir sugadinta. Iš tikrųjų ir Pabradės poligone irgi jūs gal nusišypsosit, bet atrodo, kad kai kurių faunos ir floros kontekstų požiūrių, reiškia, netgi biologinė įvairovė padidėjo. Kodėl ji padidėjo? Padidėjo nepaslaptis ir dėl to, kad brakonierių sumažėjo. Tai jeigu, sakysite, kad brakonieriavimas yra šiaip tai pageidautinas ir sveikintinas dalykas, mes šitoje vietoje turbūt nesutiksim. Tai šitoje vietoje turime būti subtilus, turime būti įvertinti visą šitą subtilumą tos vietos, kurioje poligonas steigiamas. Ir aš vis dėlto nekelčiau klausimo arba taip, arba kitaip. Ir kad viena veikla su kita negali būti suderinamos. Jeigu tai yra daroma atsakingai, jeigu tai yra daroma atsižvelgiant į tuos aspektus, kuriuos jūs keliate ir keliate visiškai teisėtai, tai galima padaryti. Suprantu. Aš čia atvažiavau ne tam, mėlėjai, kad aš jums pasakas pasakočiau. Aš tikrai nenoriu jums sudaryti iliuzijos, kad atvažiavau su pažadu, neiškirsim ne vieno medelio, jūs negirdėsit jokio triukšmo ir visokius kitokius makaronus jums kabinčiau. Aš šito nenoriu daryti. Bet aš sakau, kad šiandienos sąlygomis, nes poligonai steigiami visur, ir Danijoje, ir Skandinavijoje, ir kartais tai yra daroma labai ekologiškai jautriose vietose, bet tam mes ir darome pažangą, kad atsižvelgtume būtent į gamtosauginius reikalavimus. Ir šitoje vietoje aš manau, kad veikla yra suderinama. Žinoma, įsitikinti 100% mes galėsime tai, kai jau tai bus įgyvendinta. Bet aš sakau, po 2 metų norėčiau atvažiuoti ir išgirsti, kurios iš jūsų baimių pasiteisino, o kurios iš tų baimių pasirodė esantis tik tai, tam tikrų aplink esančių žmonių, kurie neturi nieko bendro su šituo kraštu ir kuriems dėl šito krašto ateities neskauda, paprasčiausias politikavimas. Aš dar norėčiau vieną klausimą. Vis tiek, mąstant realistiškai, antrinu gal kolegijai, ar yra numatytas procesas, kaip jeigu tą turtą, nenori tu parduoti, ar yra įkeitimas kitoj vietoj galimas, tarkim, kaip pavyzdžiui pas mus stovyklavietė patenka, ar gali įkeisti kitoj vietoj tuo valstybiniu turtu, tokio lygiaverčio mišku ar kažką, arba ar yra numatyta dar nuomos galimybė to, tarkim, sklypo, kad mes nuomojam armijai, krašto apsaugos ministerijai ten tą sklypą ir taip toliau, jeigu nenori, tarkim, ten protėvių žemę ir taip toliau parduoti. Buvo klausimas panašus ankstesnėse diskusijose dėl miško keitimo mišku, žemės ūkio paskirties žeme. Teoriškai tai gal ir būtų galima, bet praktiškai tada atsiranda tokios iliuzijos, kad pas mane buvo 5 beržai, 3 eglutės, o jūs man duodot, nežinau, ten visai kitą medieną. Ir čia mes tada turime tokią, problemą, kad nei viena pusė bus patenkinta ir laiminga, nei kita pusė ras sprendimų. Todėl praktiškiau ir aiškiau yra tada, kai pasiūloma tikrai adekvati kaina ir nuperkamas sklypas. Tai tokį siūlymą mes ir norėtume teikti, kad nebūtų nuoskaudų dėl to, kad kažko aš ten praradau, ta nuoskauda emocinė aš suprantu, bet kad finansinė nebūtų. Todėl tada ir viena pusė eina į kompromisą ir kita pusė eina į kompromisą. Nuoma iš esmės įmanoma, tačiau tada mes sukūrime kitą tokį mechanizmą. Tada kariuomenė turės derinti su jumis dėl nuomos, tada baidarininkai tiksliai nežinos, kaip kas vyksta ir mes turėsim tokį didžiulį biurokratinį ciklą. Mūsų tikslas yra, kad kariuomenė galėtų treniruotis iš anksto pasakiusi verslui, kada tos datos ir kad verslas galėtų lygiai taip pat operuoti. Tai tokią siekiamybę mes turime. Dėl pačio poligono, tai čia tikrai paantrinsiu ir prezidentui, kad aš asmeniškai tikrai nenorėčiau, kad jo reikėtų. Nenorėčiau, kad reikėtų investuoti tokius pinigus į gynybą.
Tikrai nenorėčiau, nuoširdžiai sakau. Bet mes turime šiai dienai tokią situaciją, kokią turime ir geriau investuokime į savo galimybės gintis dabar, negu nedaug dievę paskui gailėtumės. Turim klausimą. Paskui jau bus per vėlu. Aš norėčiau dar aplinkos ministerijai duoti žodį, nes čia buvo pakeltas tikrai rimtas klausimas. Ponas prezidentė, sveiki, Kastytis. Tai iš principo aplinkosauga nėra nesuderinama su poligono steigimu. Tai nebūtų pirmasis atvejis ir iš tikrųjų steigiant poligoną ar kalbantis apie poligono steigimą, bendradarbiavimą su Krašto apsaugos ministerija ir su Lietuvos kariuomenė vyko nuolatos. Kažką, ne? Klausimų mes turime matau daugiau, tai jeigu galima... Tai aš tiesiog trumpą dar įžangą bendrai pasakyti, kad puikiai žinome esamą teritoriją, tai planuojamoje teritorijoje 95% užima miško žemės paskirties žemė. Matome, kad miško žemės paskirties žemė šioje teritorijoje, kaip pasiskirsto miškai, apie 90% yra 3-4 kategorijos miškas, tai reiškia miškas skirtas iš principo ūkininkavimui. Matome, kaip yra išimami leidimai ir tiesiog matom, kad šiuo metu poligoninė vyksta, kaip pasakyti, vyksta tam tikra miško veikla. Kalbant apie buveines, turime čia 4 draustinius, pagrindinius iš principo turim pelkės, kalbame su Krašto apsaugos ministerija, kad nevyktų ir nereikėtų daryti tam tikrų pelkių sausinimo darbų, nes tai iš principo yra kontramobilumo priemonė, kuri ir neleistų priešingoms pajėgoms lengviau judėti teritorijoje. Taip turime kurtinį, kuris Lietuvoje įrašytas į raudonąją knygą, skaičiuojame, kad jo turime nuo 300 iki 50 vienetų Lietuvoje, o šioje pertako, kaip sakoma, draustinyje yra apie 15% visos populiacijos. Tai kalbamės ir yra kol kas rastas sprendimas, kad bus atitrauktos šaudyklos ir papildoma, jeigu būtų matoma tam tikrų priemonių, kompensacinės teritorijos būtų žiūrimos kitoje vietoje, reiškia Čepkelių raiste ar Viešvilės draustinyje. Tai šiaip pagal statistiką ir pagal kitų poligonų, kaip čia pasakyti, priemonės, kur buvo minima ar buveinės, ar kiti aspektai, tai šiaip bendrai statistika rodo, kad poligono teritorijose yra daryti moksliniai tyrimai tiek Danijoje, tuose pačiuose Nyderlanduose, buveinių, kaip čia pasakyti, suma šiaip yra iki 3 kartų didesnė negu šiaip kad kitose teritorijose. Todėl, kad reikia suprasti, jog teritorijoje, kur vyksta manevrai ir kur, kaip sakyti, atsiranda naujos rūšys, kurių prieš tai nebūdavo, o tam tikros vietos tampa tokie kaip rezervaciniai miškai, nes, kaip pasakyti, yra tiesiog saugomos, prižiūrimos. Teko pačiam tikrai asmeniškai nemažai dalyvauti pratybose su Lietuvos kariuomenė, su Šaulių sąjungosaugos ir matau, kaip jie... Aš atsiprašysiu, bet žinokit, mes gerai, daugybę klausimų, mes norėtumėm jų ir paklausti, nes to čia ir susirinkom. Kaip tik aplinkosaugos gal ministrė, ne? Paprašė užduoti klausimą. Kaip poligono steigimas koreliuoja su ES jau pradėtomis 2 pažeidimo procedūromis prieš Lietuvą dėl Natura 2000 tinklo nepakankamumo, dėl nepakankamos buveinių apsaugos, kai valstybė yra įpareigota plėsti, o ne bloginti esamų saugomų teritorijų būklę? Tai koreliuoja taip, jog reikės ieškoti kompensacinių priemonių ir šito viso išpildymo kitose teritorijose. Tai kaip ir buvo kalbėta prieš tai, jeigu bus daroma tam tikra ūkinė veikla teritorijoje, bus kertami miškai, reikės tai kompensuoti tam tikrose kertamose teritorijose. Reikės plėsti tam tikrus draustinius ir vėlgi reikia suprasti, kad tie draustiniai, kurie yra dabar, mes kalbamės, jog jie išliktų ir būtų. Tai reiškia, tos teritorijos, jos nebus panaikintos ar kažkokia ūkinė veikla jos vykdoma. Tai teoriškai naujo poligono steigimas kalbame, kad neturėtų visiškai jokios įtakos dabar ir samoms procedūroms. Buvo užduotas labai geras klausimas ir apie klimato kaitą. Tai šiaip bendrai reikia suprasti, kad klimato kaitą pagrindė įtakoja ne tik medžių kirtimas. Tai yra, turim begalę priemonių ir bendrai yra visos kitos priemonės, kad ta klimato kaita Lietuvoje nevyktų. Turim klausimą čia. Labadiena, Romualdas Zuko, Miško ir Mediena, įmonės direktorius. Dabar. Noriu dabar dėl atlyginimo už tą mišką, kuris pateks į poligono teritoriją. Maždaug prieš 25 metus hektaras miško kainavo brandaus maždaug apie 3000 litų. Dabar kainuoja 30 000 eurų. Ar įmanoma mums atlyginti už tą paimamą mišką? Kaip jūs galvojate? Tai aš galiu... Galit?
Aš galiu irgi, tai aš tiesiog trumpai, kad šiaip iš principo yra nekilnojamo turto vertinimas ir vertinimo metodai yra arba lyginamasis, arba atkuriamasis, arba pajamų metodas. Tai, kaip pasakyti, jūs šituos vertinimo metodus galite pasižiūrėti ir aš manau, kad Krašto apsaugos ministerija kiekvienu atveju individualiai įsivertins, nes vieno miškas gali būti ką tik iškirstas, kito miškas gali būti brandus, kito miškas brandą pasieks tik po kelių metų. Aš klausiu iš principo. Tai taip. Bet suprantat, mes daugelį metų, dešimtmečius investavom į tą mišką ir dabar, ką mes iš to, čia yra kaupiamoji vertė. Ne tai, kad mes nupirkom ir pardavėm, bet čia yra per dešimtmečius yra kaupiam tą kapitalą. Viskas suprantama, klausimas apie tai, ar realia verte miškas gali būti išperkamas ar ne. Ir dabar išvardino 3 metodus. Tas metodus, kuris pats tinkamiausias jums ir kuriuo jūs gausite didžiausią kainą ir bus pritaikytas. Dar turit? Tai ne toks klausimas buvo, ta prasme. Jo, Jūsų ekscelencija, gerbimi Aš bendruomenės noriu pasakyti dar kartą, kitaip pateikti šitą klausimą. Iš esmės, kada tu investuoji į mišką, jisai pastoviai, jo vertė pastoviai kyla. Po 5 metų jis dar bus brangesnis, po 10 dar brangesnis. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju Dzūko miškas ir mediena įeina į teritoriją apie 400 hektarų. Sakykime, dalina dabar per pusę, kairiai neišpirksit, dešiniai išpirksit. Tai, sakykime, lieka 200 hektarų. Tai jūs dabar juos nuperkat, bet po 10-mečio ta kaina dar gali išaukti, nežinau, 2 milijonais, 3 milijonais. Nes kaip ir kalbėjo, kažkada buvo 3000 litų, dabar 30 000 hektaras gali kainuoti brandaus miško, taip? Tai vat čia yra, kaip vat tą atlyginti yra galima tik tais atstatomuoju būdu kitoje apylinkėje, kitam regione, valstybinių miškų tokiu pačiu. O kad, kaip kalbėjo, dėl 3 beržų, ten bus 3, čia 4, tai yra galima taip pat pagal projektą, pagal kubus, pagal skalsumą, pagal dokumentus. Tai aš noriu papildyti ir prezidentą, ir ministrus, kad kas liečia mišką, tai ir šiandien dienai dirba bendruomenės, ne bendruomenės namuose, o seniūnijoje ekspertas ir nekilnojamo turto asociacijos prezidentas, asmeniškai pats atvažiavęs. Tai būtent kalbėjom ir su registrų centro direktoriumi dėl miškų, tai kiekvienas miškas bus vertinimas individualiai, vertintojai ekspertai važiuos į vietą, žiūrės į jūsų mišką, žiūrės į medžius, vertins medžius ir kainą nustatys. Kaina gali svyruoti įvairiai. Man įvardino suma didžiausia ir 35 000 eurų individualaus miško. Aš supratau klausimą, dabar atsakau kaip ekonomistas. Jeigu šito miško vertė po keliarių metų bus didesnė, bet šiandien jūs gausite pinigus už tą mišką pagal šiandieninę rinkos vertę, ar ne? Tai jūs investuokite šitos pinigus į kitą mišką, nusipirkite kitą miško sklypą ir laukite, kol vertė padidės tenai. Arba į kažkokį kitokį turtą. Na, bet supraskite, kad ar galima ir ar būtų sąžininga šiandien mokėti, nežinau, šito miško vertę plus 100 metų į priekį, nes po 50 metų jo vertė... Tai sąžininga, tada būtų sąžininga apkeisti kitoje vietoje, duoti tą patį plotą ir tą patį mišką, o ne išpirkti. Tas klausimas yra pagristas. Pagal įstatymus šiandien tokios galimybės kompensuoti natūrą nėra. Įstatymo svarstymo metu, poligono įstatymo svarstymo metu, tokią iniciatyvą galima mėginti teikti ir pamėginti ją įgyvendinti. Kodėlgi ne? Jūs turite tokią teisę, kaip ir turi teisę Seimo nariai. Bet ministras tiesiog pažymėjo, kokios kiltų iš to tam tikros problemos, nes turbūt sutikite, kad turbūt tuo pat metu reikėtų atlikti ir su kitais savininkais panašią operaciją. Ir tada prasidėtų kalbos. Bet Vilniui buvo šitas taikomas. Ja, bet prasidėtų, nu kaip jis galėjo būti taikomas, kas jums taip? Sklypus Vilniui, jeigu nesklistų sklypus Vilniui, atkeitinėjo žmonėm miško kitose vietose. Tie, kas turėjo sklypų ir valstybė reikėjo, tai atkeitinėjo... Ramūnai, gali pakomentuoti, nes čia iš esmės kompensavimas natūra, kas nėra numatyta įstatymą. Dėkui, prezidentė. Tai patarėjas prezidento aplinkos infrastruktūros klausimais. Tai iš tikrųjų tokios galimybės dabar ypatingos svarbos projektuose, kaip poligonai, nėra, bet tikrai tokia iniciatyva yra įmanoma. Tiesiog reikia irgi suprasti ir čia individualiai žiūrėti, kad tas procesas gali būti labai sudėtingas.
gali būti labai ilgas, biurokratinis, bet tikrai tokia galimybė turėtų būti vertinama ir numatyta. Turim klausimą. Tai ar buvo taikoma Vilniui? Aš bijau, kad jūs klystate, reikėtų pasitikrinti. Klausimų turi visi, dariau mikrofoną. Nes prasidėtų tada vienas savininkas gavo vienokį sklypą mainais natūrą, kitas kitokį ir prasidėtų, reiškia, tas gavo geresnį, aš gavau blogesnės medienos sudėties ir panašiai. Ir prasidėtų papildomas įtampos šaltinis atsiras. Labas vakaras, gerbiamas prezidentė, aš čia, sveiki gerbiami svečiai, esu Aida ir šiandien kalbėsiu čia savo giminaičių vardu, kurie negali būti čia dėl to, kad ligoniniai ir jie patenka į planuojamą šaudyklą ir tikrai bus iškeldinti 100%. Ir mano klausimas būtų toks, jeigu turtas yra ne vieno bendrasavininko, o turima daug bendrasavininkų ir iškeldinami žmonės. Ir mes kalbam dabar apie kompensacijas. Tarkim, tie pastatai bus įvertinti 10 000. Gerai, turim 5 bendrasavininkus, jiems padalinama po 2 000. Mano giminaitė, pensinio amžiaus moteris, visiškai neturi galimybių kur gyventi, giminaičiai irgi negali padėti, užtikrinti, ar būtų kažkokia alternatyva, ar būtų galima kalbėti apie suteikimą kažkokios gyvenamosios vietos aplinkui, nes tikrai labai neramu dėl artimo žmogaus. Tai mano klausimas būtų toks. Labai geras klausimas. Tokių diskusijų ir individualių diskusijų esmė ir yra identifikuoti tokias problemas. Niekas nėra suinteresuotas duoti, kaip jūs sakote, 2 000 ir atidaryti duris. Paprašiau viceministro, kad šitą klausimą užsirašytų ir jeigu jūs asmeniškai galėtumėte, atstovaudama visą grupę žmonių bendrasavininkų, ateiti į esminę konsultaciją, tada būtų tikrai galima rasti sprendimą, kad žmonės tikrai gatvėje neturi likti. Ačiū labai. Leistumėt paklausti? Ar leistumėt paklausti? Gerbiamas Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos Lazdijų skyriaus pirmininkas ir aš miško savininkas sausio 12 inicijavome į jūs kreipimąsi 2 klausimais. Pirmas. Dėl galimybės numatyti steigiamo karinio poligono teritorijoje patenkančius privačius miškus ir žemės ūkio paskirties žemę keisti lygiaverčiai žemės plotais už poligono ribų. Dabar apie tą padėtį, kurią čia bandėt aiškinti, yra šitaip. Norėdamas nusipirkti už kompensuotą man mišką, aš nusipirkti jo už tuos pinigus niekaip nenusipirksiu, kadangi visų pirma parduoda mažai pardavėjų, pirkėjų daug. Parduodant nacionalinė mokėjimo agentūra reikalauja pirmumo kaimynų. Kaimynai turi pirmumą pirkti. Kitas dalykas, stambios firmos, kurios dirba su mediena, jos ir užsienio, ypač švedų firmos, moka didžiulius pinigus ir dar kompensuoja už antros rotacijos miško priedą ir konkuruoti tom kainom niekaip neįmanoma. Todėl yra siūloma pakeitimas lygiaverčių miškų. Tai būtų Lietuvoje jau turėjome tokį etapą, kada dauguma žemių buvo kompensuota mišku. Dabar šito negalim, kadangi nėra įstatymų, bet įstatymą kūrė Seimas ir manau, kad šitas yra galimas, tik tai reikia turėti politinės valios tą išspręsti. Lygiavertis pakeitimas nesudarytų problemų skirti valstybinių miškų šitoj urėdijoje
užtektų, manau, šito poligono miškam kompensuoti vienos, dviejų, maksimum girnikijų miškų. Supratau. Va, tai šitas, kadangi tas dalykas inicijuotas, tai aš prašyčiau priimti ir pasirašyti kreipimąsi. Ačiū. Patarėjau patvirtino, kad jūsų kreipimąsi esame gavę. Žiūrėkite, gal ir visai nebloga mintis. Aš dabar šią minutę negaliu atsakyti, yra tam tikrų praktinių problemų, kurias mes matome, tačiau įstatymai tam ir yra kuriami, kad tarnautų žmonėm. Tai šiuo atveju, jeigu ta iniciatyva tikrai pasirodys esanti priimtina, ją galima net inkorporuoti turbūt ir į patį poligono įstatymą. Pačiame poligono įstatyme, kuris būtų skirtas konkrečiai šitam kraštui. Šitą galimybę galima būtų inkorporuoti ir aš tada patarėjams perduodu šitą pavedimą, kad tiesiog padirbėtų šito klausimo ir jeigu ką, atsilieptų jūsų prašymą. Turime dar 2 klausimus, vienas čia ir paskui paskutinis. Turiu kaip tik klausimą prezidentui. Aš esu Darius, šio miestelio gyventojas. Taip, mano klausimas skambėtų taip. Žmonės planuojasi gyvenimus į priekį, statosi namus, planuojasi verslus. Ar prezidentas kaip valstybės vadovas kaip nors užtikrins, jog būsimo poligono ribos nesiplės ateityje, taip išvengiant nuostolių gyventojams ir dar vieno turto išpirkimo iš žmonių? Supratau. Į šitą klausimą atsakau neigiamai ir būčiau pats pirmas, kuris būtų prieš tolesnę poligono plėtrą. Šis poligonas yra numatytas konkrečiam tikslui, jisai tarnauja brigados dydžio pratyboms. Jis tikrai yra labai reikalingas. Mėly žmonės, aš labai norėčiau važinėti per Lietuvą, sodinti ąžuoliukus, atidarinėti kirpti juosteles naujų baseinų atidarimo ir visokius kitokius malonius darbus dirbti. Bet aš atvažiavau, žinodamas, kad tai bus sunkus pokalbis, kad tai bus jautrus pokalbis. Atvažiavau, nes gerbiu jūs. Todėl iš pagarbos jums sakau, kad aš tikrai prieštaraučiau, jeigu ateityje bus mėginama pakeisti poligono ribas, jos turi būti tokios, kokios dabar numatytos ir įtvirtintos įstatymu. Tai klausimas čia. Supratau. Suprantu. Ten, kur mes... Paskutinis klausimas čia. Ministrė, dar duokit patikinimą dėl kainos. Aš aišku būčiau už tai, kad kaina būtų sąžininga ir kad nereikėtų eiti tuo sunkiuoju keliu, kuris paskui atsimuši biurokratinės kažkokias tai procedūras ir žmonės lauks to savo kompensacijos natūrą metus. Ar galima būtų tokią kainą garantuoti, kuri leistų įsigyti analogiškos vertės mišką, nelabai tolimoje nuo čia vietoje? Kadangi visose konsultacijose dalyvauja nekilnojamo turto specialistai, tai siūlau padaryti tokią procedūrą. Ateikite, pasikalbėkite, būtent tada įsivertinsim, kokia tai yra, sakykime, rinkos kaina ir kokia turėtų būti kaina, kad ir mes, kurdami infrastruktūrą reikalingą kariuomeniai, ir jūs liktume patenkinti. Nes mūsų tikslas yra, kad kuo mažiau biurokratijos būtų kariuomeniai, nes jinai turi treniruotis. Dėl to reikalingas poligonas. O jūsų tikslas turėti sąžiningą atlygį. Tai manau, čia tikslai mūsų nesiskiria, tik tai reikia tą skaičių suderinti, kuris abiem pusėm tiktų. Gerbiamas prezidentė, brangi bendruomenė, bičiuliai. Mano vardas Saulius, noriu iškelti dar vieną platesnę problemą. Dabar kalbama vien apie ribas, kurias nustatė Valstybės gynimo taryba ir patenkančias teritorijas sodybas į ją. Klausimas yra kitas. Yra labai daug šalia ribos teritorijų ir sodybų, kuriuose gyvena žmonės, investuoti didžiuliai pinigai ir visi sunerime dėl to. Mano klausimas yra toks, kodėl Valstybės gynimo taryba ir suinteresuotos institucijos nepradėjo nuo triukšmo analizės šitoj aplinkoje ir nepateikė zonomis. Tarkime, kilometras, 2 kilometrai, 3 kilometrai. Mes esam, aš jau save laikau dzūku, gyvenu čia
nuo 91 metų 7-8 mėnesius per metus. Žinoma, aš noriu, kad gyventume taikoje ir vaikai, ir anūkai, ir seneliai, bet klausimas kyla toks, visos mano investicijos, visas sukauptas turtas atsiduria dideliai triukšmo zonoj. Ir kada gali būti padaryta triukšmo vertinimo analizė ir pateikta svarstymui. Nuo to priklauso mūsų ateitis ir tai būtų didelis nuraminimas dideliai grupiai žmonių. Ačiū. Mes juk dabar nepradėsim čia pratybų, neįrengę poligoną tam, kad nustatytume triukšmą, bet pagal analogiją su kitais reiškia poligonais ir turint omenyje, kad ten taip pat yra gyvenamųjų sodybų tam tikrose netolimuose atstumuose nuo poligono, tą triukšmo analizę galime pateikti pagal, pavyzdžiui, Pabradės ar Rūdininkai irgi dėja, nes ten kol kas nieko dar nevyksta. Tai Pabradė būtų pats geriausias variantas. Galima šitą padaryti, tai aš tada tiesiog prašau, kad Krašto apsaugos ministerija susisiektų su žmogumi, palikite koordinates ir pateiksim šitą informaciją. Aš taip pat norėjau paklausti šito klausimo. O gal kažkokį tai kitokį būdą bendravimo su bendruomenė, tiesiog bendruomeniai pateiksit šitą informaciją. Aš dėkoju už klausimus, mes esam riboti laikė, klausimus pateiksime. Labai svarbus, Kapčiamiesčiui visiems gyventojams. Aš matau daug kylančių pirštų, bet mes turim ribotą laiką. 4 kilometrai yra iki poligono nuo mūsų. Visam Kapčiamiesčiui svarbu. Kariuomenė turi žinoti šitus skaičius, kokį mes garsą, koks bus triukšmas pas mus. Galbūt decibelais kažką galite pasakyti, nes Baltarusijos poligonas nutolęs nuo druskininkų 15 km, bet puikiai girdisi. Pabradės apie 8 km, čia pas mus 4 km, tai bus įmanoma iš viso gyventi čionais. Čia tikrai yra svarbiausias klausimas visam Kapčiamiesčiui. Informaciją tada pateiksim pačiai bendruomeniai, kariuomenės atstovas pritariamai linkčioja galvą, informacija bus pateikta, reiks įvertinti ir tai, kur bus konkrečiai šaudyklos, kur bus šitos būtent operacijos vykdomos, nes jos nebus pakraštyje, kaip plane matome. Jos nebus pakraštyje ir jos bus atribotos nuo paties Kapčiamiesčio medžių masyvų. Matom, kad jau einam į pabaigą ir laiko mažai, tai norėčiau paklausti Krašto apsaugos ministerijos, kodėl jūs atskyrėte? Laikas baigėsi klausimam, aš atsiprašau, mes esam riboti laikė, klausimų tikrai daugiau nebus. Šiandien šioje salėje yra ne tik Kapčiamiesčio bendruomenės nariai, ne tik Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai. Išgirdę, kad pas mus atvyksta prezidentas, į mūsų susitikimą atvyko kaimynai iš Lenkijos ir jie nori tarti žodį. Nežinau kur, bet žinau, kad yra. Labą dieną, gerbiamas prezidentė, labą dieną visiems susirinkusiems. Mes kaip sykis iki pabaigos nežinojom, kas vyksta, tiesiog iš portalų visuomeninių sužinojom, galvojom, kad čia yra kažkoks rusų trolavimas, kad vyks kažkoks poligonas mūsų kaiminystėj. Aš važiavau su Seinų valsčiaus viršaitė, Joana Naras, pats esu Antanas Būdys, Seinų apskrities viršininko pavaduotojas. Tai, kad kalbantis lietuviškai atsiuntė mane gyventojai. Žodžiu, poligonas yra 500, o kartais ir 100 metrų nuo gyvenviečių, nuo kaimų. Išilgai Maros upės, aš atsivežiau žemėlapį, galiu parodyti. Suskaičiavau šituos, pasėmiau iš Godezijos, kiek yra, žodžiu, sodybų. Žymiai daugiau reikėtų iškelti tų sodybų, nes siena nesustabdo šovinio, triukšmo, teršalų. Gal su tuo sutiksime. Pati siena gali sustabdyti žmonių eismą. Kaime Stanavysko 15 sodybų reikėtų iškeldinti, Budviečio 45. Čia ne 14 Lietuvos sodybų, o 60 sodybų Lenkijos pusėje. Mes negavę jokios informacijos. Šiandien išgirdau, kad buvo kažkokie pokalbiai, bet kaip po savivaldybė, kaip po visuomenė, absoliučiai apie statybą kaiminystėje. Atsiminam šitą, kai buvo statomas tokie objektai, kaip labai pavojingi. Buvo statoma Lietuvoje atominė, ne Lietuvoje, atsiprašau, Baltarusijoje, neatsiklausa visuomenės, neatsiklausa Lietuvos valstybės. Deja, suprantam, tai valstybė, kuri yra tiesiog kitoj pusėje Europos Sąjungos ir priešinga. Bet mes esam sąjungininkai. Ir kodėl jokia žinia nepasiekė, kodėl mūsų neatsiklausta, kad toks pavojingas statybos vyks, kurios neturi ribų.
Rytoj turim sušaukim Seinų tarybos posėdį ir kreipsimės aišku į Lenkijos valdžias su tuo, kad paaiškinti. Čia turiu su savim irgi kopiją peticijos, bet ją paliksiu. Tik tai noriu parodyti gyventojų, betarpiškai nukreipta į valdžias Lenkijos institucijas atsakingas už tai, reiškia ministerija ir taip toliau, ir į Europos Sąjungą. Dėl to manau, kad kažkaip užmiršta apie tai, kad esam kaimynai. Taip, ačiū. Aš tik tiek. Ačiū labai. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, kaip jūs žinote, pats poligonas negali stovėti betarpiškai prie Lenkijos-Lietuvos sienos. Jis yra atitrauktas per 500 metrų, plus tas atstumas, kuris realiai bus iki šaudyklos. Tai yra dar atribota, kaip aš minėjau, miškų masyvu. Taigi tas triukšmas tikrai bus labai ribotas, jo labiau, kad sodybos turbūt irgi neprieina prie pat pakraščio Lenkijos-Lietuvos sienos. Antras dalykas. Tikrai triukšmo analizė, kurią mes atsiūsime Kapčiamiesčio bendruomeniai decibelais. Mes puikiausiai galime, jeigu jūs nurodysit savo koordinates, atsiųsti ir jums. Tai yra atsižvelgiant į jūsų lokaciją ir jūsų sodybų artumą prie sienos, koks nepatogumas arba koks triukšmo lygis būtų pasiektas. Dar kartą kartoju, kad pratybos tos, kurios tikrai gali būti triukšmingos arba vykti naktimis, bus 5 kartus per metus ir ribotą laiką. Šitą aspektą taip pat turime įvertinti. Tačiau informuokime ir mūsų draugus Lenkus, nes aš su Lenkijos prezidentu kalbėjau, informavau ir tikrai laikau Lenkiją patikimą sąjungininkę, draugų, kuri nori vykdyti bendrus projektus, įskaitant ir saugumo srityje. Ir šiandien tikrai buvau pamalonintas Lenkijos gynybos ministro žinios, kad jie svarstytų ir tikrai būtų labai suinteresuoti vykdyti pratybas kartu. Kaip dažnai, galbūt kartą per metus, galbūt panašiai, bet tai yra labai svarbu, kad mes šitomis nelengvomis aplinkybėmis laikytume vienas kartu su kitu. Nes tas priešas, kuris yra rytuose, jis yra labai galingas. Ir jis, kaip matote, gali Ukrainoje pridaryti tiek nelaimių, kad visos mūsų kitos problemos atrodys labai nedidelės palyginti su tuo, ką šiandien patiria Ukraina savo žemėje. Turime prašymą iš gyventojų tarti žodį prezidentui, tai Ina ir Egidijus. Jūsų ekscelencija, prezidentė. Kapčiamiestis, o ir visa Lietuva didžiuojasi ypač vertinga gamtiniu, istoriniu ir kultūriniu požiūriu Didžiagirė. Ji yra Augustavo miškų masyvo dalis. Didžiagirė, kurią sudaro net 17 draustinių ir vienas rezervatas, yra unikali ir ypač saugotina. Čia išsaugoti juodieji gandrai ir kurtiniai bei daugelis kitų retų paukščių ir gyvūnų. Išsaugoti reti augalai ir šimtamedžiai medžiai. Čia sutinkama išskirtinė gamta, vandenų sistema. Kapčiamiesčio Didžiagirė augino mus, lydėjo per kartas ir stiprino žmonių ryšį su gimtoju kraštu. Čia mokėmės mylėti savo žemę, čia brendo pagarba gamtai ir atsakomybė už tai, ką paliksime po savęs. Ji mums yra ne tik miškas, ji mūsų tapatybės dalis. Šiandien nerimaujame ne tik dėl savo namų ir gimtinės. Nerimaujame dėl Didžiagirės ateities, dėl gamtos, kurią privalome išsaugoti ateinančiams kartoms. Noriu kelti ne klausimą, o nuoširdžiai jūs pakviesti. Tapti Kapčiamiesčio Didžiagirės globėjų. Tai būtų jūsų dėmesio šiam kraštui, Lietuvos žmonėms ir bendros atsakomybės už gamtos išsaugojimą ženklas. Mums tai būtų didelė garbė ir stiprus patvirtinimas, kad Kapčiamiesčio balsas yra girdimas ir svarbus. Aš jums įteikiu knygą Lietuvos Didžiagirės. Tikiuosi, jūs turėsite laiko pavartyti ir paskaityti. Taip gražiai surišta, kad net nesinori atrišti. Taip pat noriu pakviesti Egidijų
Valantiną. Jisai su šeima atsikraustė į Kapčiamiestį prieš metus laiko. Įkvėptas gamtos jisai tapo ir noriu jums įteikti savo darbą. Norėčiau palinkėti, kad šitas paveikslas primintų Lietuvos grožį, ramybę ir tylą. Na ir pabaigai žodį tarti nori mūsų kraštietis klebonas Vytautas Sakavičius. Viešojoje erdvėje, atsiprašau, gerbiamas prezidentė, miela bendruomenė, mėly Lietuvos žmonės, viešojoje erdvėje jau bandoma apie mus kapčiamiestiečius kalbėti kaip apie Lietuvos priešus. Tačiau kas tie Lietuvos priešai iš tiesų? Dirbome dėl nepriklausomybės, tikėdami, kad Lietuva visiems šios žemės vaikams bus motina. Mano tėčio brolių kaulai ilsisi Sėvos lage ir Varkut lage. Kai 1983 prieš 43 metus virš Kapčiamiesčio mokyklos kėlėme trispalvę, arba 1991 sausio naktimis budėjome prie Seimo, neįsivaizdavome, kad po kelių dešimtmečių tėvų namus teks ginti nuo sunaikinimo, kad žmonėms vėl grės priverstiniai iškeldinimai, kad mūsų laisvėje grasins avėjai. Lietuvos valstybė kuria tauta. Suverenitetas priklauso tautai. Citata iš Konstitucijos. Matome nesibaigiančius politikų gąsdinimus, priešų paiešką, dirbtinai kuriamus konfliktus, Lietuvos žmonių priešinimą. Prieita iki to, kad Kasčiūno TV laidoje kalbėta apie nelojalių piliečių žudimą. Pirma, vertėtų pagalvoti, ar supriešinta Lietuva turės galimybę apsiginti. Ne dar daugiau poligonų šeimų Lietuvai pirmiausia reikia, o šeimų ir gyvų bendruomenių savo buveinėse tokią regiu savo šalies ateitį. Tuo tarpu Lietuva kasmet praranda 110 tūkstančių gyventojų. Mums reikia Lietuvos. Laisvos, saugios, taikios ir klestinčios. Karas visada yra žmonijos pralaimėjimas, cituoju Joną Paulių. Kas kuria taiką ir gerovę, nieko nepraranda. Pasaulis neišgelbėjamas galandant, kardu sakė popiežius Leonas. Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva. Tie, kurie myli taiką ir jos trokšta, artėja prie Dievo, teigia Grigalius Nazenzietis. Turime mylėti taiką ir siekti taikos, kalbėjo popiežius Leonas. Jei ieškome taiko, Dievas yra su mumis. Tokia buvo Jono Auksaburnio išmintis. Tegul Dievas laimina Lietuvą. Ačiū. Visgi mano šitas nenori su manim draugauti mikrofonas. Ačiū kunigė už tokius žodžius ir žinote, jeigu kitoje sienos pusėje būtų tokie žmonės kaip jūs, tai aš sakyčiau, varykim velniop visus tankus, nereikia mums jų. Bet bėda yra ta, kad kitoje sienos pusėje žmonės vadovaujasi šiek tiek kitokiais interesais ir turi kitokių užmačių. Ir visiškai atsiduoti taikos nuotaikai, kad ir kaip norėtumėm, negalime. Aš tikrai vykau šiandien pas jūs ir visą kelią mačiau, kaip atrodys tas susitikimas, kaip jis vyks. Ir tikrai noriu jums pirmiausia padėkoti už tai, kad girdite, kad klausotės, kad reaguojate, kad tikrai matau iš akių, matau iš visko, kad pergyvenate dėl savo krašto ateities ir dėl šitų planų. Noriu padėkoti jums už šitą pokalbį. Nebuvo jis lengvas man, aš dar kartą kartoju, turbūt būtų lengviausia daryti tik tai gražius, smagius darbus, kurie visiems patiktų. Bet situacija yra tokia, kuri reikalauja sprendimų ir tų sprendimų mes negalime atidėlioti. Tai yra dar vienas aspektas. Mes netgi šiek tiek vėluojame.
Aš žvelgiu dabar į tą mūsų visą nacionalinės divizijos kūrimą. Taip norėtųsi, kad jis dar bent metais dviem pasibaigtų anksčiau, kad mes tikrai galėtume padėti tašką. Nu, taško niekada negalėsim padėti, bet kad galėtume pasakyti, padarėme. Sutvirtinome Lietuvos sienas. Turime daug draugų. Tie draugai pas mus čia, ne kažkur tai, Berlyne, Vašingtone, dar kažkur tai. Žada padėti galbūt, jeigu kažkas ten bus. Jie čia, jie yra pasirengę ateiti. Jie irgi aukojasi. Jie irgi galėtų būti pas savo šeimas, gyventi savo žemėje ir galbūt galvoti apie taiką. Tai branginkime jų indėlį ir kartu parodykime, kad esame pasirengę ginti savo žemę visi kartu. Ir esame pasirengę viską atiduoti šitą žemę. Nes nieko brangesnio neturime. Ačiū. Kapčiamiesčio bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju prezidentui už parodytą dėmesį, už atvykimą. Mes išgirdome jūs, tikiuosi, kad jūs išgirsite mus. Mums tikrai sunku. Mes tokie patys lietuviai, turbūt kaip ir kiekvienas iš mūsų, kur be gyventumėm, mes mylim savo kraštą, mylim savo žmonės ir mes sakom, kad Kapčiamiestis gyvenimui ne poligonui. Ačiū.